Nieko nesugalvoju. Na ką, mieloji, kakė-makė, kokie rūpesčiai tave kankina? Ai, tai didelė problema. Taip? Rytoj yra Nanaisos gimtadienis. Negana to ir Mamaisos gimtadienis. Sveiki. Nes jie gimė tą pačią dieną. Bet aš nieko negaliu sugalvoti. O supranti, aš jums pažadėjau, kad jie savo gimtadienio šventę galės švęsti čia, mūsų restorane. Bet aš nežinau, nei kokius užkandžius jiems duoti, nei tortą, mes jiems neturime ir ką dabar daryti. Palauk. Yra vienas sprendimas. Yra? Bet jis labai rizikingas. Rizikingas? Taip. O ką čia reiškia? Gali tortas pavykti, arba gali nepavykti. Pavykti, nepavykti. Tai ką daryti, kad pavyktų? Pirmiausia, reikia pastangų, pagalbos, magijos. Magijos? Taip. Ir ledų. Ir ledų. Gerai, pagalbos duosiu, pastangų turiu, ledų mėgstu ir magijos visada pilna. Tai bandom išgelbėti gimtadienį. Bandom, tu tikras pagalbininkas, Alfai. Bet palauk. Ar nieko nepamiršai? Nusiplauti rankutes. Nanaisa ir Mamaisa, piratas ir mama, tėtis ir senelė, čiūčia ragana. Alfas kakė-makė, netvarkos nykštukas, su muilu išplauna kiekvieną pirštuką. Iš kur tu tokį gavai? Muilą? Parduotuvės lentynuose yra prie kitų muilų. O, geras. Žiūrėk, pagausiu, žiūrėk. Negalima. Einam. Tortas. Kokį skonį ir kokį tortą mėgsta tavo monstrai? Monstrai, ką papasakok mėgsta man. monstrai? Žinok, šiaip tai jie labiausiai mėgsta ledus. Tai gerai, tai pagaminkime ledų tortą. Ledų tortą? Taip. O toks būna? Aišku, kad būna, tu nesi ragavusi ledų torto. Dar ne, bet labai noriu. Tai gerai, pagaminsime ledų tortą ir pabandysime padaryti dar į tokį, kad jis primintų meteoritą. Meteoritą? O kas tai yra? Žinot, Tai yra toks dangaus kūnas, kuris liepsnodamas krenta į žemę ir atrodo kaip danguje krintanti žvaigždė. O, geras. Bandom, ko mums reikės? Dėmesio ingredientai. Štai, kokių skanių ingredientų. Gaminant ledų tortą reikia labai skubėti. Jis pats greičiausiai pagaminamas tortas pasaulyje. Kad neištirptų ledai? Taip. Pirmiausia, pasiemam kokią nors formą, aš turiu tokią keksinę, ir tada jūs galite rinktis, kokius norit ledus. Kokius tu mėgsti ledus? Oi, aš mėgstu, Alfai, aš mėgstu ir vanilinius, ir šokoladinius, ir braškinius, ir dar mėgstu kyvinius, dar mėgstu kokius nors pistacijų ledus, nu, žodžiu, visus ledus mėgstu. Gerai. O monstrai? Monstrai irgi, žinoma, mėgsta Mėgsta visokiausius ledus. Ir jūs, draugai, galite dėti tokius ledus, kokius mėgstate jūs, taip? Taip. Galite pasigaminti namuose, arba kaip mes, tiesiog nusipirkome parduotuvėje, kad būtų greičiau, nes mesgi turim skubėti. Taip, tai pirmas sluoksnis braškiniai ledai, tada tu gali truputį uogų čia pamėtyti. Aš uždėsiu uogų. Taip pat, jeigu mėgstate zefyrų. Kas nemėgsta zefyrų? Tada šitą sluoksnį reikia taip paspausti. Paspaudžiam, draugai, taip. Bet taip atsakingai, tam, kad Atsakingai. plėvelė... Ne per daug. Ne per daug. Neprispausti. Neprispausti. Neperspausti. Tada mėgstamų sausainių. Tai pusę tau duodu, pusę savo. Painukai, greičiau tas gimtadienis prasidėtų, nebegaliu kaip Taip, skanu. trupinam, va taip patrupinam. Trupinam. Kelis. Aha. Pam. Tada
vaniliniai ledai. Keliauja. Arba tie, kokie patinka, taip? Arba kokie patinka. Geriausia, kad ledai šiek tiek būtų pratirpę tam, kad lengvai juos galima būtų paskirstyti po skardą. Dar sausainius. Vėl sausainius, tada aš vėl uogas. Tai va, paskirstom ir labai svarbus dabar paskutinis sluoksnis yra vėl turim uždėti sausainių, nes sausainiai sudarys tokį kaip pagrindą, ant kurio tas mūsų tortas visas ir stovės. Taip. Viskas. Išlyginam. Bet tikrai kaip greitai. Taip. Matai? 1, 2, 3. Ir dabar dėsime į šaldiklį. Geriausia laikyti kokias 4-5 valandas. O jeigu turite laiko, galite dėti per naktį. Oi, kaip ilgai dabar reikės laukti. Ne, bet mes esam stebuklingoj studijoj, stebuklingam restorane. Taigi tikrai. Padarysime žymiai viską greičiau. Labai gerai, man dabar labai patinka. tu turi užsimerkti. Užsimerkti? Užsimerkti. Matai? Tu Tikras stebukladarys! Oho, kaip greitai šalo. Šalo, matai? Dabar ką reikia daryti? Aha, ką? Sušilti? Žiūrėk. Gražus. Taip, žiūrėk, dabar mes nuimam tą apsauginę mūsų plėvelę. Taip, ir nepamirštam apsauginės plėvelės viduje. Nepamirštam apsauginės plėvelės viduje. Užsirašyti taip. Kas galėtų patikėti, kad čia iš ledų? Niekas. Ir dabar, ką mes turim daryti? Labai greitai turime aplipdyti visą... Papuošti? Aplipdyti, va taip. Aplipdyti. Varnais, kad būtų kaip meteoritas. O, kaip gražu, kaip noriu paragauti. Manau, kad labai originalu. Labai tikras meteoritas. Ko mums trūksta? Žinau, reikia uždegti žvakutes. Gerai, kad turiu degtukų. Palauk, ne, su degtukais atsargiai. Tau degtukų negalima. Taip, nes tik suaugę gali būti su ugnimi. O tu žinai, mane tai tėtis išmokė, kad jeigu yra kokia nelaimė, tai reikia 112 skambinti, tu žinojai? Taip, būtinai, 112. Tu žinojai. Kas čia? Kas? Monstrai? Čia nori pasakyti, tu sakai, kad rytoj bus. Tai gal jie susimaišė, aš nežinau. Čia tavo pokštas? Šios laidos pokštas. Taip, čia mano pokštas laidos. Tu jį išgliaudei. Gerai. Bet tai palauk. Palauk, mes tortą turim. Taip, netgi dega žvakutės, tai palauk, Viskas. mes puikiai pasiruošę. Mes pasiruošę, mes atsisveikiname su jumis. Gerų jums gimtadienių. Taip. O mes einam švęsti monstrų gimtadienį. Taip. Čiau, iki kitos laidos. Prenumeruokite būtinai kanalą, jeigu norite nepraleisti nei vienos laidelės. Ačiū, kad žiūrite. Susitiksime. Monstrai atėjo. Ate, viskas praskubėt. Dienas ir valandas skaičiuoju. Na kadagi jau. Aš galiu jau eiti? Galiu? Dar galiai palauk truputėlį. Bet mes nieko neturime. Nei torto, nei užkandžių. Ką dabar daryti? Ką? Ką mūsų aš? Ką? Aš tada supratau, dėl kur pasisveikinti. Pasiruošusi? Su padažais. Taip, visada pasiruošusi. Pažiūrėkime, kokie. Taip, visada pasiruošusi. Ką pirmą reikia padaryti? Nusiplauti rankeles. Plauti rankutės, keliam. Ten. Mes sakėm tūpsim. Jau.